Kauno švietimo muziejuje atidaryta garsaus impresionisto Edgaro Degas litografijų paroda. Joje eksponuojami 35 originalūs pasaulio suvokimą pakeitusio žymaus modernaus meno meistro grafikos darbai. Tai yra mūsų ilgo bendradarbiavimo su latvių kolekcionieriais išdava. Mes jau turim ne vienerius metus su jais bendraujam ir tai berods yra ir 7-oji jų paroda mūsų muziejuje. Labai džiaugiamės galėdami į Lietuvą atvežti. Pirmą kartą atvažiavo Edgaro Degas litografijos ir tikrai kviečiame lankytojus susipažinti, nes tai yra 1877-78 metų litografijos. Ir kas yra ypatingai įdomu, kad šiose litografijose jūs galite matyti fotografijos pradininko, dailininko fotografijos pradininko darbus, nes yra labai įdomiai pagauti judesiai, kai kur yra netgi tušti tarsi kadrai, o visa tai yra piešiniai. Žodžiu, kviečiu susipažinti su ypatingai spalvingomis, įdomiomis, atraktyviamis litografijomis. Parodoje eksponuojami darbai iliustruoja grafinės saviraiškos svarbą impresionisto dvasiniam gyvenimui. Degas muziejuose Europoje ir šį vakarų pasaulyje visur pilna, štai susidomėjau ir atėjau. Tai tipiškas mano galva impresionistas. Tokių Prancūzijai buvo daug, bet, kaip pasakyti, tai nereiškia, kad jisai kažkas blogas yra ar neįdomus. Labai įdomu, aišku, jis išgarsėjo labiausiai to, kad paišė šokėjas, balerinas, jam patiko tie žmonės judesyje. Bet čia aš matau, kad daugiau yra, tai kas labiau impresionistam yra įdomu, toks pagautas momentas, tokie keisti momentai, tenai kažkas kažko ieško, kažkas kažko nepatenkintas, supyko, kalbasi, ar tiesiog figūros nugaras stojusios žiūrėti, arba šono, tai jų veidų neįžiūrai, lyg tai viskas peru, kad toksai labai impresionistinis, tie, kas nori pamatyti tuos impresionistinius paveikslus gyvai, tai čia jų pakankamai daug ir jie pakankamai reprezentatyvūs. Nors labiausiai Degas išgarsino jo nupiešti šedevrai su balerinomis, jo su niekuo nesupainiojama braižą lengvai galima atpažinti ir kiekvienoje Kaune eksponuojamoje litografijoje. Degas galima atpažinti iš toli. Ta prasme, tai taip, tai yra tas menininkas, jeigu daug tų menininkų esi matęs, žiūrai ir išlavinta ta akis, aišku, kad Degas galima atpažinti. Turi tą savo taip vadinamą liniją. Taip, ypač kai jo balerinas pamatai, tai iš karto visi žino, kad čia yra Degas. Čia tai sakau, tokie yra subtilesni, truputėlį, kaip čia pasakyti, jie netokie stereotipiniai Degas kūriniai, kaip tos balerinas. Čia truputėlį, reiškia, kitokie yra, bet irgi galima atpažinti, kad tai yra Degas. Tarptautinė paroda Edgar Degas impresionizmas atvira tiesa, pasak organizatorių, jau sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo Bulgarijoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Tai yra originalios Edgaro Degas heliografinės monotipijos. Tuo metu tai irgi buvo labai eksperimentinė technika, o Degas eksperimentavo su viskuo, su vaizdais, su technika, su viskuo. Paroda Kauno švietimo muziejuje Vytauto prospektas 52 veiks iki kovo 24-osios. Bilietus galite įsigyti muziejaus kasoje.